Šiandien esate nusipelnę ypatingus popietes, skirtus atsipalaidavimui, ramybei ir nuotaikai pakelti. Jūs kasdien atiduodate mums visą save, savo laiką, energiją, žinias ir kantrybę. Jūsų dėka mūsų mintys tampa šviesesnės, o širdis turtingesnės. Šiandien mes norime jums atsidėkoti ir pasiūlyti pasinerti į spa. Kviečiame kartu išbandyti įvairius metodus, kurie jums padės atsipalaiduoti. Juos galite taikyti kasdien, radę laisvą minutę tarp kontrolinių darbų taisymo ar bet kada, kai pajusite poreikį. Jei kiltų papildomų klausimų, visada galite kreiptis į mūsų spa ketvirtokų komandą. O dabar, prieš pradedant šitą renginį, aš norėčiau jūs pakviesti kartu su manimi atlikti kvėpavimo praktiką. Dabar giliai įkvėpkite ir iškvėpkite. Įkvėpdami jauskite, lyg uostote kavą mokytojų kambaryje ryte. Iškvėpdami jauskite, lyg ką tik ištaisėte visus kontrolinius darbus. Atsisėskite patogiau, nuleiskite pečius ir užmerkite akis. Drąsiai, aš palauksiu, užmerkite. Dar kartą. Giliai įkvėpkite ir iškvėpkite. Jeigu pas ką nors dar liko mintis apie nepabaigtus darbus, dabar yra laikas juos paleisti. Jų vieta yra ant stalo, o ne galvoje. Ir paskutinį kartą. Giliai įkvėpkite, laikykite ir iškvėpkite. Jaučiat, širdis nurimo, veidas šviesesnė ir nervai irgi. Bent šiandien galime pasidžiaugti tuo, kad niekas jūsų nepaklaus. O kada pažymį surašysit? Atsiprašau, pažymį surašysit. Mėly mokytojai, mes suprantame, kad kvėpavimo pratimų neužtenka tam, kad numalšintumėte kiekvieną dieną patiriamą stresą. Ar jums dar neatsibodo nuolatos kentėti nugaros skausmą, sukeltą mūsų darbų taisymo? Ar pečiai dar nenusviro nuo tokio didelio kiekio sąsiuvinių rakinėjimo? O kaip jūsų žandikauliai? Ar dar netvėpo nuo neadekvataus mokinių žodyno? O kaip jūsų sprandai? Ar dar laikosi tiek N ir P raidžių prirašius? Jei bent į vieną iš šių klausimų atsakėte taip, jūs esate puikioje vietoje.
vėl tapti laisvu, atsipalaidavus. Švaliu. Kolegė, palauk, kad nebaigė. Atleiskite, ką norėjau pasakyti, kad siūlome išbandyti mūsų masažo privalumus. Gerai, tai jau. Hipnozė leidžia žmogui pasileisti į ypatingą būseną, tad leiskite mums, šiandien jums užburti mūsų tikingumu, nes jūs jau seniai esate mus užhipnotizavę savo meilę mokslui. Kiekviena mūsų šiandien ištarta frazė tai tarsi burtis, skirtas jums. Užsimerk, įsivaizduok, kad esi skaičius pi. Begalinis, bet vis tiek labai populiarus. Sulig kiekvienu įkvėpimu tavo nerimas mažėja. Kiekviena mintis tampa lygtyje, sutrumpintu trupmenėliu, paprastesne ir lengviau sprendžiama. Dar kitais žodžiais, aš noriu užburti jūsų širdį. Tu girdi balsą, kuris sako, kai pasieksi visišką atsipalaidavimą, tavo stresas bus lygus nuliui. 0 kart 0 ir vis tiek išlieka 0. Štai dar viena, kad laimės formulė niekada neišnyktų. Kuo tyliau aš sakysiu a kvadratu plus b kvadratu lygu c kvadratu, tuo daugiau šypsenų atsiras mokytojų veiduose. Klausykis šių žodžių, tarsi tai būtų formulė, kurią lengva išspręsti. Užsimerk, įsivaizduok, kad eini tiltu, kuris tęsiasi į begalybę. Kiekvienas žingsnis +1. Kiekvienas atodusis minusas. Pliusiukai ir minusiukai pamažu susilygina ir lieka tik 0. O 0 tai tavo ramybė, tai tobula pusiausvyra, kurioje nelieka vietos nei skubėjimui, nei baimei. Brangus mokytojai, ar jūs tikrai išnaudojate visus anykščių privalumus, ar pastebite jūs supančios gamtos grožį, Baranausko ir daugelio kitų numylėtą šilelį? Pabandykite prisiminti, kada paskutinį kartą buvote miške, prieš savaitę, mėnesį, o gal net metus? Gal jau pats laikas ten nuvykti? Keliaukime kartu. Įsiklausykite, kaip šnara medžių lapai. Ar girdite tų paukščių čiulbėjimą?
užuodžiate šviežių grybų kvapą. Pajuskite gaivų, šaltą šiaurinį vėją, kedenantį jūsų plaukus. Leiskite lietaus lašams nuplauti jūsų sąžinę, kurią slegia tokia sunki našta. Neišsigąskite sutikę mešką. Aš meška. Bet visų svarbiausia, nepaklyskite miško glūdumoje, per daug nesušlapkite ir grįžkite pas mus į mokyklą. Geras žodis atrakina duris į sielą. Argi ne? Todėl šiandieną jums pademonstruosiu, kaip parašyti nuostabiausią dienoraštį savo sielą. Pirmiausia, jums reikės dienoraščio. Paprasčiausi sąsiuvinukai, tik kuo puikiausiai. Tik svarbu rašyti su gera rašymo priemonė. Manau, jog akivaizdu, kad jūsų siela, jūsų raštą tiesiog neperskaitys, jeigu jūs rašote netaisyklingai. Todėl rašykite be klaidų. Dar žinau, kad jūsų sielai labai patiktų, ką jūs parašytumėte bent jau 450 žodžių. Optimaliai į 4 pastraipas. Vos nepamiršau. Jūsų siela labai mėgsta skaityti. Todėl nepamirškite pasiremti mūsų nuostabiausių Jono Biliūno liudžiau. O kuo vienuolis netinka? Tik išeidama duris prašau uždaryti. Ačiū. Dar paminėsiu, jog jūsų siela, jūsų dienoraščius vertins pagal NŠA vertinimo normas. Todėl rašykite atidžiai. Duok. Nu čia dabar. Vištos koja prirašyta. Ačiū tau, Ziela. Nu Jėzau, Marija Juozapai šventas. Ačiū su TŠ, o siela su Z ir dar iš didžiosios. Žinai ką? Pasiduok. Turkiška pirtis skiriasi nuo lietuviškos. Čia daugiau garo, lengviau atsipalaiduoti. Daugiau garo. Geras sėdėti ant karštų akmenų. Kūnas atsipalaiduoja. O dar muilo masažas. Senoliai sakydavo, kad po hamamo jauties atsinaujinęs. Taip, pirtis čia ir švara ir ramybė. Einam šalto vandens.
visi pajuskime tikrą lietuviškos pirties garą. Garas. Oho, koks karštis, net kvapą užgniaužė. Bet kvepia vantomis. Beržų kvapas man primena vasarą. Tikroji pirtis nuplauna net prakaitę. Tai gal metas išbandyti vantą? Tegul garas padaro savo darbą. Linkiu jums visiems po jūsų tylos malonumą. Labadiena, šiandien parodysim porą jogos pratimų ir išišsime jogos privalumus. Užeikite. Svarbu nusimkit. Pirma asana. Asana tai yra poza jogos terminais. Tai pirmoji asana bus kalno asana. Tai atsistokite, suglauskite pėdas. Kalną asana atsistojame. Klauskite pėdas, rankas vykite prie šoną ir giliai kvėpuokite. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Įkvepiam. Palaikom. Laikyk. Dar biškai. Ir iškvepiam. Nu ir paskutinį kartą įkvepiam. Ir iškvepiam. Kita asana bus katės karvės asana. Tai atsiklaupkite į atsispaudimo padėtį. Įkvėpdami rieskite stuburą žemyn, iškvėpdami rieskite į viršų. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Įkvepiam.
asaną. Dabar perėsime prie kitos, tai bus medžio asana. Tai vėl atsistokite, rankas pakelkite į viršų, suglauskite, pėdą padėkite ant kojas ir giliai kvėpuokite. Kvėpiam. Ir iškvepiam. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Įkvepiam. Biškį palaikom. Ir iškvepiam. Ir paskutinį kartą įkvepiam. Ir iškvepiam. Iškvepiam, baigiam. Baigiam šitą asaną. Pereisime prie kitos, tai bus žemyn žiūrinčio šuns asana. Tai atsiklaupkite ant kelių. Dabar persitęsėjame į viršų ir bandysite su krūtine paliesti kelius. Ir giliai kvėpuokite. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Įkvepiam. Baigiame su vieno žmogaus asanomis, prieisime prie dviejų žmonių. Gerai. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Šitą duomu. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Ir paskutinį kartą įkvepiam. Ir iškvepiam. Gerai, baigiam. Padarysime dar vieną asaną. Ir lenkite atgal. Ir laikykite labai giliai kvėpuoti. Nugarą išėsim. Gerai. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Įkvepiam. Kažkaip iš net į tą daryti. Ir iškvepiam. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Gerai, nes atsistengime. Pereisime prie paskutinės asanos, kuri labiausiai suartins jūs su jūsų kūnu. Tai atsisėsime į lotus pozą. Gerai. Rankas sakykite į šonus. Įkvėpkite giliai, o iškėdami darykite garsą om. Įkvepiam. Ir iškvepiam.
visiems susirinkusiems šią dieną. Ir visus su mokytojų diena. Šiandien ir mums mokiniams taip pat buvo įspūdinga diena, nes mes turėjome progą pabūti mokytojais. Aš šią dieną buvau mokyklos direktorius. Ir galiu pasakyti, kad tikrai darbas buvo nelengvas. Buvo daug labai neklauždų šiandien, labai daug nusikaltimų. Tačiau vis tiek buvo daug ir mokytojų. Tai norėčiau pakviesti porą mokytojų pasisakyti, kaip jiems buvo šią dieną ir pasidalinti savo patirtimi. Kas galėtų šiandien? Iš galo irgi galite ateiti. Tai aš padėsiu. Diena buvo tikrai labai sunki. Su vyresniais mokiniais biškai lengviau buvo, su mažesniais sunkiau. Bet vis tiek kažkaip radom tą lengvą bendrą kalbą. Aš buvau lietuvių mokytojas, tai turėjau rasti kalbą vis tiek. Ir tikrai fainiai pasibuvom. Ir pamačiau gerąją pusę mokytoją. Net biškai patraukė profesiją, bet nežinau, ar būsiu. Taip, labai didelė pagarba jums, kad jūs su mumis kiekvieną dieną taip tampatės. O dar būtų nori žinių, ar jau užtenka? Užtenka gali. Tai renginį baigiam. Ačiū visiems labai. Iki kitų susitikimų. Norėtume labai padėkoti mūsų režisieriai Ramintai, be kurios ši šventė tikrai nebūtų įvykusi. Tai ačiū Jums labai, Raminta, nuo visų dėlistokų ir didžiausi bučiai yra pravinių. Tai ačiū labai visiems, kad susirinkot, tikiuosi buvo kažkiek smagu. Taip pat kaip ir mums buvo labai smagu. Norėjau pralinkėti labai gražios likusios dienos. Ir ačiū, kad leidot pabūt jumis bent dienai. Labai smagu buvo.